Čia man kažkas netyčia padėjo paskui. Bet labai gerai skaičiu. Reikėjo. Na, bet truputėlį, jeigu labai nepavargo dėmesio į paukštelius, iškamšas, čia senosios ekspozicijos likučiai. Čia turbūt pažįstam, ar ne? Pelėdų kampelis, naminė pelėda, suaugęs paukštis, apsiplunksnavęs jauniklis, arčiausiai žmogaus gyvenanti pelėdų rūšis, dažnai jinai yra miestuose, parkuose gyvena, apleistuose statiniuose gali perėti. Kelininką vedžiau ekskursiją, tai pasakojo, kad objekte buvo išsivedę kažkokį ten maišymo aparatą su didelė skyle. Ir ilgai laikai objekte stovėjo, ir rudenį reikia parsivežti. Nu ką, sako, atsidengė, žiūri akis jau, apsigyveno gyventojas, tai va tokia ganėtinai prie žmogaus prisitaikanti. O šita vabalinė pelėda, jau jinai žmogaus nemėgstanti, jinai dar tokia tarpinė tarp apuokų pelėdų, kuri turi plunksneles kaip ausytės, kurias gali pastatyti, gali nuleisti. Nori būti didesnė kažką čiukšt, pastatė plunksneles ir ji nors truputėlį didesnė. Taip jau gamtoj surėdyta, kad mažesnis didesnio nepuola.